visiška nesąmonė ir absurdu. Kaip gali būti taip, jo komanda iškovojusi pirmąją vietą grupėje kaunasi prieš komandą užėmusią 4. vietą kitoje grupėje ir ta 4. vieta turi visą laisvą dieną. Tuo tarpu pirmąją vietą užėmusi komanda žaidžia mažiau nei po 24 valandų. Tai buvo ketvirtfinalis prieš Kroatiją. Lygiai tas pats Lietuvos komandai buvo ir pusfinalyje, kada teko žaisti su 2. vietą kitoje grupėje užėmusią komandą Rusija. Ir Lietuvos ekipa turėjo tam mačui pasiruošti labai nedaug laiko, nepilną parą, o rusai turėjo 2 paras. Tokiame įtemptame čempionate, kuriame per 14 dienų yra sužaidžiama 8 rungtynės, iš tikrųjų, ta kiekviena valanda įgyja didžiulę reikšmę. Na, Šarūnas Jasikevičius sakė, jog tai nėra pasiteisinimas, tai nėra kažkoks bandymas ieškoti kaltų, tačiau jis sakė, jog negali tai būti, kad komanda laiminti pirmasias vietas, iškovojanti visas pergalės, turėtų ne pranašumą, o silpnumą prieš savo būsimą oponentą. Kodėl mes tada žaidėme dėl pergalės pirmame etape, kodėl mes iškovojame visas pergalės kitame etape? Kam tada iš karto gal pradėti nuo atkrintamųjų varžybų? Klausė retoriškai Šarūnas Jasikevičius, tačiau viskas jau pamiršta. Nors Šaras ir sakė, jeigu būtų buvusi laisva diena prieš mačą su Rusijos komanda, pirmasis kėlinys, kurį Lietuvos krepšininkai pradėjo užmigę ir pavargę, būtų galbūt buvęs visai kitoks. Kaip ten bebūtų, Deividas Blatas ir jo kompanija čia turėdami irgi, lygiai taip pat kaip ir Lietuvos rinktinė, tik tai vieną vienintelį pralaimėjimą. Rusai pralaimėjo ispanams, ispanai taip pat turi vieną pralaimėjimą ir jie pralaimėjo Kroatijos komandai. Lietuvos rinktinė su vienu pralaimėjimu užima 3. vietą šiame Europos krepšinio čempionate. Tuo tarpu komanda pralaimėjusi 2 kartus kažkuri iš štai šių dabar susitinkančių tarpusavyje bus antra ir iškovos sidabro medalius. Yra taip, kaip yra, na, o čia dvikova, kurią visi vadina Dovido ir Galijoto. Dvikova pats Deividas Blatas taip ir pasakė, galvodamas apie savo būsimą varžovą. Aš prisimenu Senąjį testamentą ir Dovido ir Galijoto istoriją. Galbūt mes turime šansą, galbūt mes jį sugebėsime išnaudoti, bet visą tai parodys rytojaus rungtynės. Jis sakė, jog reikia būti realistais ir Ispanijos rinktinė yra favoritė šiose varžybose, tačiau Rusijos komanda yra ta komanda, kuri iš tikrųjų žaidė galingai ir stipriai šiame Europos krepšinio čempionate. Ta patvirtina ir visos pergalės iškovotos iki tol. Vienintelis pralaimėjimas ispanams ir netgi tą pirmą kartą, kada žaidė šios dvi ekipos. Dabar Pau Gasoliui pavyksta išgelbėti Ispanijos rinktinę nuo taškų. Tik tai pačioje mačo pabaigoje, tik tai 4. kėlinyje ispanai atitrūko. Rusai tada pradėjo švaistyti tolimus metimus, o rungtyniaujant su Ispanijos komanda užtenka kartais ir 2-3 nesėkmingų minučių ir po to jau varžovų pasivyti nėra įmanoma. Įlipa į medį, kaip sako krepšininkai Piotras Samoilenka, Rudy Fernandesas baudžia Rusijos komandą taikliu tolimų metimu. Šios dienos rungtynių pradžia ir startiniai komandų penketai. Ispanijoje Pau Gasolis, Rudy Fernandesas, Jose Calderonas, Felipe Reyesas ir Carlosas Jimenezas. Rusai Jonas Robertas Goldinas, Andrejus Kirilenka, Piotras Samoilenko, Viktoras Krepa ir Aleksejus Savrasenko. Štai taip krauna kamuolį iš viršaus. Įspūdingas rungtynės prieš Lietuvos komandą sužaidęs Andrejus Kirilenka. 29 taškai, 8 atkovoti kamuoliai ir tuom dar toli gražu negalima pamatuoti Andrejaus Kirilenkos reikšmės komandai. Jis daro viską. Jis ir pataiko, jis yra geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Nusiima po 9 per rungtynes, labai retai prameta baudos metimus, kaip tai padarė štai šį kartą. Jis taip pat yra pirmas kartu su savo komandos draugu Viktoru Kreku pagal perimtus kamuolius ir taip galima Andrejaus Kirilenkos nuopelnus ir įspūdingus skaičius vardinti toliau. Po nesėkmingo sezono Utah Jazz komandoje Andrejus Kirilenka žaidžia kol kas geriausias savo varžybas atstovaudamas savo šalį. Na ir aišku, prie to be abejo labai prisidėjo Deividas Blatas, kuris pakeitė visą Rusijos komandos sistemą, žaidimą iš esmės. Ir dabar rusai yra komanda, su kuria privalo skaitytis visi, net ir aiškiai favorite šiame finale esanti Ispanijos rinktinė. Jie dabar priekyje 3-2. Calderonas prašo kamuolio ir jį gauna Pau Gasolis, prieš jį Aleksejus Savrasenka. Atgal Calderonas, jo metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus, tačiau pataiso kamuolį Felipe Reyesas. Štai tokių situacijų specialistas. Ne pats geriausias čempionatas Felipe Reyesui, jo vidurkis 8 taškai per rungtynes. Tačiau jis vienas iš geresnių savo komandoje pagal kovas dėl atšokusio kamuolio, o tai yra rodiklis, kuriuo ispanai nelabai pasižymė šiame Europos krepšinio čempionate. Štai dabar Viktoras Krepa nuima kamuolį po netaiklaus Goldino metimo, nepataiko ir
Andrėjus Kirilenko. Na, gali būti ir taip, jog rusai vakar sumetė viską į Lietuvos rinktinės krepšį. Šiandien jau nebebus tokie taiklus. Kiekviena diena yra nauja diena. 2 taškus iš sudėtingos situacijos. Išvengdamas bloko pelno Jonas Robertas Goldinas ir Rusijos krepšininkai mažina skirtumą iki minimumo 5-4. Sužaidus 2 minutės ir 9 sekundės. Didžiajame finale, kuriame jau prieš pat čempionatą buvo planuojama, jog žais Ispanija. Jie visus planus patvirtina ir jį čia. Tuo tarpu rusams vietos čia niekas neprognozavo. Rusijos komanda jau yra patenkinta ir gali būti patenkinta tuo, jog važiuoja tiesiai į olimpinės žaidynės ir jau turi sidabro medalį savo rankose. Tačiau, kaip sakė vakar Sergejus Morė, toks šansas gali pasitaikyti galbūt vieną vienintelį kartą gyvenime. Ir rytoj mes atiduosime viską, ką turime aikštelėje, kad tą šansą išnaudotumėm. Po 14 metų pertraukos Rusijos rinktinė patenka į finalą. Tik tai 1993 metais paskutinį kartą rusai buvo čia, o paskutinį kartą laimėjo 1983 metais Štutgarte. 93-aisiais jie pralaimėjo beje taip pat Vokietijoje. Tada Europos čempionais tapo vokiečiai pirmą kartą savo šalies istorijoje. O Štutgarte 83-aisiais Rusijos rinktinė. Tada Tarybų sąjungos rinktinė nugalėjo Čekoslovakijos komandą. Na ir vis dėlto didysis milžinas pabudo, o dabar atrodo vėl kažkokie techniniai nesklandumai. Ne, atrodo reikia tiesiog pataisyti štai šį tinklelį. Ir netrukus tai turėtų būti padaryta. Tarybų sąjungos rinktinė yra iškovojusi 14 aukso, 3 sidabro, 4 bronzos medalius, tačiau po iširimo, kuomet iš Tarybų sąjungos pasitraukė daug valstybių, tarp jų ir Lietuva, medaliai labai retas svečias Rusijos komandai. 93 metais sidabras ir 97-aisiais bronza ir dar 98 metais Rusijos rinktinė buvo patekusi į finalą, kur iškovojo sidabro medalius. Ispanai yra iškovoję 5 sidabro medalius, 2 bronzos medalius ir 2006 metais tapo pasaulio čempionais. Tarybų sąjungos komanda pasaulio čempionė tapo 3 kartus ir 2 kartus iškovojo olimpinį auksą. Na ir ispanams turėtų turbūt jau ir nusibosti tie finalai, kadangi nors ispanai žaidė 5 finaluose per visą savo istoriją, jie nė karto, nė viename finale nesugebėjo iškovoti pergalės. 1935 metai, pirmasis Europos krepšinio čempionatas, ispanai pralaimi Latvijos komandai 73-aisiais. Jie pralaimi Jugoslavijos rinktinei, tiesa tada jie netikėtai laimėjo pusfinalį prieš Tarybų sąjungos komandą. 83 metai ir 99-ieji ispanai suklumpa finale prieš Italijos rinktinę ir 2003 metais vėl Ispanija čempionato favoritė, vėl ji nužygiuoja iki finalo, tačiau vėl jo nelaimi. Dabar ispanai pasaulio čempionai ir kol kas istorijoje yra buvusi tik tai viena komanda, kuri laimėjo, būdama pasaulio čempionė, sugebėjo iškovoti aukso medalius ir Europos pirmenybėse. Tai buvo galbūt stipriausia visų laikų komanda 90-91 metų Jugoslavijos rinktinė. Bet visą tai istorija ir istorijoje visada atsiranda naujų puslapių. Ir jeigu kas nors gali tuos puslapius atversti, tai yra komandos, kurios žaidžia dabar didžiajame finale. Rusai gali iškovoti pirmąjį auksą, žaisdami ne su tarybiniais marškinėliais, o su Rusijos rinktinės marškinėliais. Ispanai gali iškovoti pirmą auksą po visų nesėkmingų bandymų. Praranda kamuolį Viktoras Krepa ir perima jį Karlosas Kimenisas. Calderonas, jo metimas iš 3 taškų zonos pataiko Jose Manuelis Calderonas. Ispanai labai taikliai atakavo iš 3 taškų zonos ir pusfinalio varžybose vakar prieš Graikiją. Graikai gynėsi ir stengiasi kaip įmanydami, tačiau ispanai pataikė 11 tritaškių iš 22 ir tie taiklūs tolimi metimai buvo viena iš ispanų pergalės priežasčių. Dabar šios dienos rungtynių pradžioje 2 bandymai ir abu jie taiklūs. Pataikė po tritaškį Rudy Fernandesas ir Jose Manuelis Calderonas ir 10-4. Ispanija priekyje, sužaistos 3 minutės ir 13 sekundžių šios dienos rungtynėse. Zacharas Pašutinas pasirodė Rusijos komandos sudėtyje. Jis buvo svarbiausias 6 žaidėjas Rusijos rinktinėje šiame čempionate iki pačių svarbiausių rungtynių. Tarkim, vakar su Lietuvos komanda Zacharas Pašutinas buvo beveik nepastebimas. O štai čia vėl sugriauta Rusijos komandos gynyba, kuri yra vienas iš svarbiausių dalykų šiai ekipai.
geležinė gynyba ir pasiaukojimas darbas joje leisdavo rusams iškovoti pergalės, nors jeigu lygintumėm šias komandas pagal visus kitus rodiklius, rusai beveik nieko nenusileidžia, nei pagal pataikymą į žaidimo, nei pagal dvitaškius, nei pagal tritaškius, šiek tiek taikliau atakoja Ispanijos rinktinė, kuri įmeta 85 taškus, tačiau rusai pagal šį rodiklį ketvirti, įmesdami 77 taškus ir varžovams jie leidžia įmesti mažiau nei Ispanijos rinktinė. Ispanai šiek tiek geriau kovojo dėl atšokusių kamuolių, Holdono metimas netaiklus, šiandien visi rusų tritaškai skrieja pro šalį, skirtingai nei rungtynėse su Lietuvos komanda, o čia dar viena pražanga. Rusijos rinktinė yra pirma pagal rezultatyvius perdavimus, pirma pagal perimtus kamuolius kartu su Graikijos ir Čekijos krepšininkais, kurie žaidė žymiai mažiau rungtynių, ir antra pagal blokų skaičių, tačiau taip tik tai statistika, o dabar pirmoji Deivido Blato minutės pertraukėlė. Už pergalę! Mus vienija krepšinis ir pergalės. Blah, 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 when I met you. Blah, 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 blue. Blah, 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 I could not stop thinking. Blah, 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 my heart unglued. Kai negali kalbėti, gali perskambinti, nes skambučiai visus tinklus 18 centų už minutę. Minimalus prakalbamas mokestis 18 litų per mėnesį. O telefonai nuo 1 lito. Tele2. Mažiausios kainos garantija. Būk stiprus, sotus ir sveikas. Piknik. Diprelief gelis. Pergalė prieš skausmą. Įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta. Krepšinį pristato Omnitel. 7-0 laimėjo paskutinį atkarpą Ispanijos krepšininkai ir jie jau turi 8 taškų persvarą, 12-4, štai čia dar vienas sėkmingas ispanų antpuolis. Kol kas Rusijos komandos gynyba nesusitvarko su Ispanijos puolimu. Maža to, rusai šaudo pro šalį tik tai 2 taiklūs metimai iš 9, ispanai iš 6 prametė tik tai 2. Sužaistos 4 minutės didžiajame finale. 12-4 Ispanijos rinktinės rankose kamuolys ir šansas tą skirtumą padidinti dar labiau. Jose Manuelis Calderonas, pasaulio čempionų pagrindinis įžaidėjas ir trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje. Karlosas Kimenesas netaiklus, jo metimas, tačiau Gazolis ima kamuolį po rusų krepšiu. Nikita Margunovas pasirodė aikštelėje. Calderonas atgal Gazoliui ir dabar Gazolio dvikovas su Nikita Margunovu. Atgal ir čia Calderono metimas iš 3 taškų. Pataiko Jose Manuelis Calderonas rusų komandoje, tai yra ispanų komandoje. Tritaškininkų tikrai yra. Juanas Carlosas Navarro po įspūdingų rungtynių vakar, kuomet šovė vieną bombą po kitos, tapo taikliausių tritaškininkų. 61% taiklumas, 45% taiklumu tritaškus metų Jose Manuelis Calderonas. Ir aišku, niekada negalima palikti ir kitų krepšininkų, ir Rudy Fernandeso, ir Alekso Mumbrų. O ispanai kol kas, kaip ir pasaulio krepšinio čempionato finale, dabar demonstruoja, jog yra pasiruošę šiandien ne tik tai daugiau įmesti, bet ir neleisti nieko daryti po savojų krepšių varžovams. Nepavyksta pelnyti taškų po Gasoliui. Jis kol kas jų ir nėra pelnęs. Andrejus Kirilenka, jo reidas į baudos aikštelę ir blokuoja Nikitos Margunovo metimo Ispanijos rinktinę. Rudy Fernandesas blokas, traukia kamuolį Calderonas, tačiau laikas neturėjo būti pradėtas skaičiuoti iš naujo, kaip tik tai ir padarė dabar sekretoriatas. Teisėjai nepastebėjo šio momento. Atrodo dabar taip pakeistas laikas, 10 sekundžių dabar jau lieka tik tai Ispanijos rinktiniai. Nepataiko Felipe Reyesas, ilgas perdavimas Kirilenkai ir Kirilenka štai taip nesugeba išnaudoti vienos iš retų progų. Kol kas Rusijos komanda visai nepanašiai į tą, kuri žaidė prieš Lietuvos rinktinę. Tiesa, šiek tiek suklysta ir Ispanijos krepšininkai. Jie prarado jau 3 kamuolius, rusai tik tai 1. Tačiau skirtumas jau išaugo iki dviženklio, 15-4. Repa. Kirilenka, jo metimas iš 3 taškų zonos ir dar kartą nepataiko Andrejus Kirilenka, o štai vakar visi tokie metimai baudė Lietuvos komandos gynybą. Jeigu tik nesuspėdavo kuris nors iš Lietuvos krepšininkų, ir Kirilenka, ir Krepa, ir Holdinas, visi jie metė beveik be klaidų. Net ir Nikita Margunovas sugebėjo pataikyti 2 tolimus metimus. Ir štai taip. Sunkiai
Šiaip netai, pelno 2 taškus Jonas Robertas Goldenas ir tampa rezultatyviausiu savo komandoje, kuri visa kol kas per 6,5 minutės yra surinkusi tik tai 6 taškus. Pražanga Andrėjui Kirilenkai jau antroji šiandien. Padeda atsistoti po Gasolio Andrėjus Kirilenka. Ir Nikolajus Padijusas pasirodo aikštelėje. Atrodo, kad bent jau kol kas vakar ir užvakar ir šiandien Zacharo Pašutino renesansas baigėsi. Zacharas Pašutinas 9 taškai per rungtynes, geriausias pataikymo procentas atakuojant iš toli. Ir patirtis, kuri daug duodavo Zacharui Pašutinui, tačiau dabar jau per keletą minučių, kurias jis praleido aikštelėje, nieko nenuveikė Zacharas Pašutinas. Nikolajus Padijusas keičia jį. Jis irgi beveik nerungtyniavo šio čempionato pradžioje, po to sužaidė sėkmingas rungtynės su Kroatijos komanda ir vakar žaidė taip pat rungtynėse su Lietuvos ekipa. Calderonas, Rudy Fernandesas ir netaiklus Rudy Fernandeso metimas. Rusai apsigina. 3 minutės ir 4 sekundės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Grepai neduoda kol kas išmesti kamulio iš 3 taškų zonos Karlosas Kimenezas. Holdenas. Jo metimas iš toli. Pramiegojo dabar šį metimą Jose Manuelis Calderonas, tačiau ir dabar nepataiko Rusijos rinktinė. 3 taškai, 0 iš 6 šiandien. Visiškas kontrastas pusfinalio rungtynėms. Kimenezas perdavimas Markui Gasoliui. Šis įkrauti kamuolį iš viršaus nesugeba, tačiau tam sutrukdo Sergejus Monė. Pražanga jam ir Markas Gasolis mes 2 baudos metimus. Ir kol kas Ispanijos rinktinė patvirtino, jog nebereikalo ji yra vadinama favorite ir nebereikalo ji rimtai nusiteikusi galų gale nutraukti tų nesėkmingų finalų istoriją. Nuo 99 metų Ispanijos komanda visuomet patekdavo į ketvertuką stipriausių Europoje ir 5 kartas anot ispanų turėtų būti laimingas. 99 metai sidabro medalis ir tarp kito Karlosas Kimenezas, kuris ką tik atsisėdo ant suolo, buvo toje komandoje. Jis yra labiausiai tituluotas iš tų, kurie čia žaidžia, kadangi jis 2001 metais taip pat iškovojo ir bronzą, 2003 taip pat sidabrą, 2005 metų Europos krepšinio čempionate Serbijoje. Ispanai vėl svajojo apie auksą, tačiau suklupo pusfinalyje prieš Vokietiją ir nieko nebegalėjo padaryti prancūzams rungtynėse dėl bronzos. Rungtynėse, kurios jiems tiesiog nereiškia tiek daug, kiek mums štai šį vakarą. Lietuva maža, nedidelė šalis, tačiau bronzos medalis mums yra irgi didžiulis pasiekimas. Galbūt ispanai gali tuo nesidžiaugti. Viktoras Krepo blokuoja Jose Manuelį Calderoną ir Andrėjus Kirilenka dabar jau nebepaleidžia savo progos. 16-8. Po jo dėjimo iš viršaus jau antrojo šios dienos rungtynėse ir 2 minutės bei 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Andrėjus Kirilenka šiame čempionate pelno po 18 taškų, atkovoja po 9 kamuolius, atlieka beveik 3 rezultatyvius perdavimus, po 2,5 kamuolio perima ir po 2 kartus blokuoja varžovo metimus. Ir taip pat yra antras po Dirko Novickio pagal išprovokuotas pražangas. Na, su juo, aišku, gali lygintis ir Pau Gasolis, kuris yra antras pagal rezultatyvumą po Dirko Novickį, 19 taškų per rungtynes. Gasolis taip pat yra taikliausias krepšininkas kalbant apie metimus iš aikštės. Ir kalbant apie dvitaškius. Tačiau Ispanijos komandoje ir be Gazolio yra kam žaisti, na štai ir dabar. Ispanijos rinktinės penketas yra visai kitas nei tas, kuris pradėjo rungtynes. Atsisėdo visi ant suolo startinio penketo krepšininkai ir dabar aikštelėje Markas Gasolis metantis baudų metimus, Jorge Garbajosa, Aleksas Mumbrú, Karlosas Cabezas ir Juanas Karlosas Navarro. Prieš paskutinę pirmo ketvirčio minutę 18-8. 10 taškų Ispanijos rinktinės pranašumas ir Rusų ataka. Jonas Robertas Goldenas. Monė iš 3 taškų zonos ir pirmasis Rusijos komandos taiklus 3 taškis šios dienos rungtynėse. Na, Monė yra vienas iš tų rezervų, kuris kol kas nepanaudotas šiame Europos krepšinio čempionate. Jeigu, tarkim, Zacharas Pašutinas ir Nikita Morgunovas tapo Davidui Blatui savotiškais atradimais, tai Monė yra tas krepšininkas, kuris anaiptol neatsiskleidė kol kas šioje komandoje ir jo reikšmė galėtų būti žymiai didesnė. Dar kartą apsigina Rusijos rinktinė. Holdenas
prieš Karlosą Kabezą ir Monė dar kartą meta iš toli, tačiau šį kartą netaikliai. Na, rungtynėse su Ispanija pernelyg dažnas mėtymas iš 3 taškų zonos buvo priežastis, dėl ko rusai pralaimėjo, ir Deividas Blatas pripažino, jog tai buvo ispanų jaukas, tiesiog gynybos sistemos leisdavo rusams mesti iš toli ir kai tik tai tam būdavo proga, rusai ir atakuodavo, tačiau daug metimų skriejo pro šalį ir tai galų gale tapo viena iš pralaimėjimo priežasčių. Tuo tarpu ispanai žaidžia šiandien įvairiau. Kamuolys sukasi pirmyn atgal ir Markas Gasolis kol kas yra žymiai aktyvesnis ir žymiai pavojingesnis Rusijos komandos gynybai nei jo vyresnysis brolis, kuris per 7 minutės nepelnė nė taško. Markas Gasolis jau yra pelnęs 3 taškus. Visus jos nuo baudų metimo linijos, tačiau jis atsidurdavo laiku ir vietoje, gaudamas savo komandos draugų perdavimus. 19, 11 ir 20-11 po taiklaus Marko Gazolio metimo. Petras Samoilenko grįžta į aikštę ir keičia ką? Sergejų Monę? Galbūt. Ir nepatiko Deividui Blatui 2 Sergejaus Monės metimai iš toli iš eilės, nors vieną iš tų 2 metimų Sergejus Monė pataikė. Ir tai buvo kol kas vienintelis rusų tritaškis šiandien iš 8. Ispanai pataikė 3 iš 5. Holdinas Kirilenka ir blokuoja jo perdavimą Markas Gasolis, o Jorge Garbajosa gali nubausti Rusijos rinktinę. Netaiklus jo metimas iš toli Petras Samoilenko. Pirmasis suskumbo prie kamulio, pražanga Juanui Karlosui Navarro. Šios dienos rungtynėms įsijauja Nikolajus Zavlanas, kuris dabar ir prisuoja pražangą, taip pat Ilija Belosevičius iš Serbijos. Zavlanas yra graikas, o taip pat dar vienas serbas Zoranas Sutulovičius. Šiandien finalinio mačo arbitrų trejete. Ir iki kėlinio pabaigos jau lieka visai nedaug laiko. Rusų kamuolys. Toks yra teisėjo sprendimas. 12 sekundžių. Rusai gali laikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Jiems be abejo tą ir reikia padaryti. Džonas Robertas Goldinas. Praranda kamuolį Rusijos rinktinė. Aleksas Mumbrų. Karlosas Kabezas paskutinė sekundė spėja išmesti ir svarbiausiai atspėja pataikyti. Tokį atsitiktinį metimą, tačiau 2 taškai yra ir Ispanijos rinktinė pirmąjį kėlinį laimi dvigubą persvarą 22-11. Už pergalę! Mus vienija krepšinis ir pergalės. Dabar naujoje patogioje pakuotėje. Orbit. Rūpinkite savo dantimis biure, namuose ar automobilyje. Aš esu žvaigždė, o tu tik sergi žvaigždžių liga. A ne? O man atrodo, tu irgi tuoj susirgsi. Pokalbiai tarp ežių, pusę cento iki rugsėjo galo be žvaigždučių ir jokių sąskaitų pildymų. Ežys, pigus kaip jūrų velnias. Galva skauda. Kaip gerai, kaip gerai. Kas gerai? Kaip gerai, kad yra Saridono. Saridonas? Gerai ir greitai. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Už krepšinį sirkite juodai. Ardo. Krepšinį pristato Omnitel. Technikos būna įvairios. Krepšinio ir buities. Svarbu, kad abijos būtų profesionalios. Europos krepšinio čempionato transliacijas remia Topo centras, šiuolaikinės technikos ekspertai. Taigi baigėsi 2 minučių pertrauka ir antrasis rungtynių kėlinys. Po pirmojo Ispanijos rinktinė aiškiai pranoksta savo konkurentus kovoje dėl aukso medalio šį vakarą, tačiau tai tik tai 10 minučių, dar 30 prieš akiją ir 22-11. Komandų pataikymas nėra labai aukštas, ispanai meta 38, rusai tik tai 28% taiklumu, tačiau
Šio čempionato šeimininkai pataikė 3 tritaškius iš 6, rusai tik tai 1 iš 8. Kovo dėl atšokusių kamuolių Ispanijos rinktinė taip pat laimi 15-9. Rusai privertė suklysti Ispanijos komandą jau 4 kartus. Tai yra 3 kartus, patys Rusijos krepšininkai prarado 4 kamuolius. Kamuolys dabar vėl atitenka Rusijos rinktiniai, kurios gretose aiškių lyderių kol kas nėra. Džonas Robertas Goldinas ir Andrejus Kirilenkas surinko po 4 taškus. Ispanijos komandoje Jose Manuelis Calderonas įmetė 6, po 5 yra įmetę Rudy Fernandesas ir Markas Gasolis. Andrejus Kirilenka ir štai taip mato savo komandos draugus laukiančius perdavimo baudos aikštelėje. Bėda buvo ta, jog nei vieno iš tokių tikslių ir gerų Andrejus Kirilenkos perdavimų neišnaudojo pirmajame kėlinyje nei Viktoras Krepa, nei Aleksejus Avrasenka, nei Nikita Morgunovas. Ir Markas Gasolis aplodismentais palydimas ant suolo. Jis kol kas žaidė geriau negu Markas Gasolis. Tačiau ispanų komandos stiprybė yra. Jų šiame čempionate yra 12, na, žaidžia turbūt 10 krepšininkų iš esmės. Tačiau tarkim rungtynėse su Graikijos komanda pusfinalyje. Graikai iš tikrųjų kovėsi ir žaidė labai galingai. Ispanams teko verstis 7-8 žaidėjais. Tai yra pačiais svarbiausiais krepšininkais, startinis penketas ir dar prisijungė Jorge Garbajosa ir Calderonas. Netaiklus Juano Carloso Navarro metimas, vakar jis šaudė beveik be klaidų. Šiandien nepataiko dabar ir jis. 22-13. Viktoras Krepa. Žingsniai Viktorui Krepai. Nenori sutikti su tokiu teisėjo sprendimu Davidas Blatas, tačiau kamuolys atitenka Ispanijos rinktiniai. Vieninteliai komandai, kuri šiame Europos krepšinio čempionate neturėjo tikslo iškovoti kelialapį į olimpinės žaidynės. Ji tame turnyre ir jau pagrindinėme olimpiados turnyre dalyvauja turėdama pasaulio krepšinio čempionės statusą. Nepataiko ir šį kartą. O Gasolis dalyvauja Ispanija, dalyvauja Kinija, dalyvauja Afrikos čempionai, Angolos krepšininkai, taip pat amerikiečiai ir Argentinos krepšininkai. Australija ir jau dabar aišku, jog dalyvauja Rusija ir Lietuva. Tuo tarpu dar 4 Europos komandoms Slovenijai, Vokietijai, Kroatijai ir Graikijai teks žaisti papildomame turnyre. Jorge Garbajosa siunčia kamuolį į krepšį ir arba kroatai, arba slovenai, arba vokiečiai, arba graikai į olimpinės žaidynės nepateks, kadangi olimpinis turnyras vyksantis Liepos mėnesį bus iš 12 komandų ir pateks tik tai 3. O tarp jų yra ne tik tai Žaliojo Kyšulio ar Kamerūno krepšininkai, bet yra ir tokios galingos komandos kaip Puerto Rikas, Brazilija ar Kanada. Ir Lietuvos komanda išvengia tų papildomų problemų, to papildomo turnyro, kuris dar net neaišku kaip ir kur bus žaidžiamas. Buvo gandų, jog savo kandidatūrą siūlė prancūzai, tačiau jų kandidatūra jau atkrenta. Siūlė savo kandidatūrą ir rusai, jų kandidatūra taip pat atkrenta. Ir kiek man teko sužinoti, tai tarp kandidatų surengti tą atrankos papildomą turnyrą dabar yra Graikija ir Kinija. FIBA. Taip gal netgi šiek tiek kariauja su FIBA Europe, kadangi taip yra menkinamas pats Europos krepšinio čempionatas, kuriame iškovota tarkim 5. vieta nieko nereiškia. Ir tuo pačiu tai yra galimybė FIBA pasinaudoti dėl to, kad šito turnyro organizavimas, papildomo turnyro organizavimas kainuos didžiulius pinigus. Ir juos pasiūliusi šalis galės tą turnyrą surengti. Mums ten dalyvauti nereikės. Ir tai yra iš tikrųjų didelis pasiekimas Lietuvos rinktiniai. Andrejus Kirilenkas sustabdytas be pražangos. Garbajosa. Dar vienas jo metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Jorge Garbajosa. Šiandien vienas tritaškis iš 3. Kol kas Garbajosos žaidime 25-13. 3 minutės sužaidęs antrajame kėlinyje. Samoilenko vis tiek atrado Aleksejus Avrasenka ir šis galę sugeba prasibrauti po varžovų krepšiu ir pelno dar 2 taškus. Prieš tai jis tai padarė po Andrejaus Kirilenkos perdavimo. Dabar perdavimo autorius buvo Petras Samoilenko. Navarro pasispiria kamuolį keliu ir 10 sekundžių. Ispanų atakai Gasolis kol kas
Nieko nepadaro šiandien Gazolis. Puolime gynyboje blokavo jau vieną metimą. Kirilenka, nepaisant to, jog turėjo blogesnę situaciją, dabar vis tiek išmušo kamuolį Gazoliui iš rankų ir Rusijos rinktinė baigė išlyginti tą rezultatą pagal kovos dėl atšokusių kamuolių. 17-14 dar vis ispanų naudai, o rezultatas švieslentėje 25-17 Ispanijos rinktinės naudai. Rusijos rinktinė vėl sumažina skirtumą iki vienženklio skaičiaus. 6 minutės iki antro ketvirčio pabaigos. Gazolis. Karlosas Kabezas ir pražanga puolime Karlosui Kabezui. Ir Juanas Karlosas Navaro sėdasi ant suolo. Šiandien jis prametė abu savo metimus. Kol kas, o štai čia. Gazolio pralaimėta dvikova Andrėjui Kirilenkai ir prašantis pražangos žvilgsnis į teisėją. Krepa iš 3 taškų zonos, galbūt pirmoji proga jam, tačiau nepataiko šiandien ir jis. Viktoras Krepa įmetė 4 taškus iš 4 rungtynėse su prancūzais ir vakar šaudė beveik be klaidų. Iš toli vienas iš Rusijos komandos lyderių, kurio žaidimas irgi yra įspūdingas šiame Europos krepšinio čempionate. Ir svarbiausia, universalus ir puolime ir gynyboje yra Viktoras Krepa. Holdenas neleido jam atakuoti iš toli Ispanijos krepšininkai. Krepa, Aleksejus Savrasenka, šį kartą nepavyksta blokuoti jo metimo ir kairė ranka taip prisidengęs, atsilošęs pelno 2 taškus Aleksejus Savrasenka 25-19. Aleksejus Savrasenka šiame čempionate surinkdavo vidutiniškai po 6 taškus per rungtynes ir atkovodavo vos po porą kamuolių. Tačiau šiandien jis yra svarbesnis savo komandai nei Nikita Margunovas, kuriam kol kas blikstelti taip, kaip jis darydavo šiuose pirmenybėse, nepavyko. 25-19 pirmoji pražanga Aleksejus Savrasenkai ir tik antroji Rusijos komandinė pražanga šiame kėlinyje. Ispanai yra mažiausiai prasižengianti komanda šiuose Europos pirmenybėse, nes dažniausiai žaidžia lengvai, greitai ir turėdami persvarą Ispanijos krepšininkai. Tačiau vakar rungtynėse su Graikijos ekipa buvo galima matyti, jog atsidūrė ekstremalioje situacijoje. Ispanai taip pat nesiblaško ir Jose Manuelis Calderonas pataiko dabar iš 3 taškų zonos, vėl atitolindamas pasaulio čempionus nuo Rusijos rinktinės. 28-19 Viktoras Krepa. Holdenas ir pražanga Calderonui. Antroji pražanga Jose Manueliui Calderonui. Ir turbūt iš visų pozicijų Ispanijos rinktinėje Jose Manuelio Calderono pozicija yra galbūt mažiausiai apsaugota. Ta prasme, kad Karlosas Kabezas yra žemesnio lygio krepšininkas negu Jose Manuelis Calderonas. Kaip ten bebūtų, Andrėjus Kirilenka krauna kamuolį iš viršaus, visose kitose pozicijose Ispanai turi užtektinai. Koks skirtumas, ar Rudy Fernandesas, ar Juanas Karlosas Navaro žaidžia atakuojančio gynėjo pozicijoje. 4 minutės ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir vakar spaudos konferencijoje Deividas Blatas paklausęs, kaip jis tvarkysis su Navaro ir Gazoliu. Šyptelėjo ir sakė, jog toje komandoje yra 2 Gazoliai, yra dar ir Rudy Fernandesas, yra ir Calderonas. Ir jeigu jis galvotų apie kiekvieną krepšininką atskirai, tuomet praktiškai jam neliko laiko pamiegoti iki štai šio finalo. Bet tai aišku buvo juokai, nes Deividas Blatas buvo labai gerai nusiteikęs spaudos konferencijoje ir pasakė, jog yra laimingas ir nusiteikęs taip gerai kaip Britney Spears per MTV apdovanojimų ceremoniją. Pergalė prieš Lietuvą atrodo buvo surprizas daugam ir svarbiausia surprizas net ir pačiam Deividui Blatui. Dar kartą sėkmingai žaidžia Rusijos krepšininkai. Andrėjus Kirilenka atrodo gali žaisti antrame aukšte dažniau nei varžovai. Trūksta kamuolys Gazoliui iš rankų, šiaip netaip jį išsaugo Felipe Reyesas ir jo metimas netaiklus ir rusai vėl laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Karlosas Kimenesis, labiausiai patyręs Ispanijos rinktinės krepšininkas ir jos kapitonas, prasižengia antrą kartą šios dienos rungtynėse. Jis ir Calderonas turi po 2 pražangas Rusų komandoje. 2 pražangas turi Andrėjus Kirilenka, Piotras Samoilenko. Dažniausiai daugiau to nematomo darbo atlieka Piotras Samoilenko, šiandien irgi
Kartą tik tai metė ir tą patį nepataikė, prasiveržęs po krepšiu. Jau atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Ir komandoje, kuri be Holdono iš esmės ir neturi įžaidėjo, Petras Samoilenko yra reikalingas. (31-25), niekur nepabėga kol kas toliai ispanai, 3 minutės ir 7 sekundės iki kėlinio pabaigos, tik tai 6 taškų persvara Kalderonas. Antonas Pongrašovas pasirodė aikštelėje, dar vienas rezervas Rusijos komandoje. Pirmėjo taškai šiandien, tritaškis, kuris vėl didina ispanų pranašumą iki 9. Antonas Pongrašovas, neblogas sezonas jam Maskvos SK komandoje, tačiau dabar jam tenka keltis į kitą klubą ir skirtingų negu Mesina Davidas Blatas tiek laiko Antonui Pongrašovui šiame čempionate nerasdavo. Na dabar jau persistengė Viktoras Krepa, tiek aukštai negali šokti ir Andrejus Kirilenka. Praranda kamuolį Rusijos rinktinė. 8. rusų klaida šiandien. Ispanai yra suklydę 5 kartus. Ir čia Davidas Blatas. Jo žodžiai skirti Antonui Pongrašovui. Ir dabar prilipęs prie Jose Manuelio Calderono. Na, štai taip, tokioje situacijoje iš Calderono kamuolio iškapstyti praktiškai neįmanoma. Pražanga dabar Antonui Pongrašovui. Tik tai trečią kartą prasižengė Rusijos rinktinė, taigi nebus metami baudų metimai, o Ispanijos komanda keičia krepšininkus aikštelėje, pasirodo Sergis Rodrigesas ir Aleksas Mumbrų. Sergis Rodrigesas irgi įžaidėjas Ispanijos komandoje, tačiau jis yra tas 12 krepšininkas pasaulio čempionų gretose, pusė taško. Paprastai tariant, iš viso yra pataikęs 1-2 taškį šiame čempionate. Sergis Rodrigesas, visi 9 jo tritaškiai buvo netaiklus ir tas dvitaškis taip pat 1 iš 4. Ir dar vieną baudos metimą pataikė Sergis Rodrigesas, kurį bandė, tarkim, rungtynėse su Portugalijos krepšininkais Ispanijos rinktinė paleisti nuo pat rungtynių pradžios, tai yra su Izraelio komanda, tačiau Sergis Rodrigesas tame mače viską pradėjo nuo klaidų ir nieko neliko kito Pepo Fernandesui kaip grąžinti į aikštę Jose Manuelio Calderono, kuris reikalus sutvarkė. Pongrašovas, jo metimas iš vidutinio nuotolio, niekas jo nedengia ir pataiko. Antonas Pongrašovas, pirmieji jo taškai šiandien. Ir dar viena kova dėl kamuolio po Rusijos rinktinės krepšių. Iškrapšto jį Felipe Reyesas, po to Vezolis ima kamuolį dar kartelį, tačiau ir jo metimas netaiklus. Andrejus Kirilenka. Zacharas Pašutinas į baudos aikštelę ir pražanga Zacharui Pašutinui puolime. Dabar sunku pasakyti, ant ko pyksta Davidas Blatas. Ant teisėjų ar ant savo krepšininko. Ir pirmosios minutės šios dienos rungtynėse prašo Ispanijos rinktinė. Už pergalę! Mus vienija krepšinis ir pergalės. Galvojau, kad nuo torto vaikinams pilvas auga. Ai, ašgi beveik didžėjus. Didžėjai nestorėjo. Nes daug trepsi kompaktus miksuodami? O aš galvojau, kad būsimas manekenės valgo tik tai salotų lapus. Būsimas manekenės 5 mėnesius valgo tik salotų lapus, kad galėtų sušlamšti savo saldžią premiją. Laikas atsiimti savo premiją, nes už atsilieptą skambučio minutę tavo sąskaita pasipildo net 10 centų. Pildyk pigiausia. Energijos teikiantis kremas su Q10 iš Nivea Formen. Nesuprantu, kam to reikia? Nivea Formen atgaivina pavargusią odą ir padeda atrodyti puikiai. Radio centras, turinčiam ausį. Krepšinį pristato Omnitel. Artėja pabaiga minutės pertraukėlio, čia vienas iš Andrejus Kirilenkos dėjimų iš viršaus. Andrejus Kirilenka
šiandien jau pelnė 10 taškų, štai jo pataikymo procentas 24-6. Tai taškus ne tik jis, bet ir visa Rusijos komanda šiandien šaudo pro šalį. 1 iš 9 ispanai pataikė 7 tolimus metimus iš 13. Tačiau Ispanijos rinktinė pataikė tik 3 dvitaškius iš 16. Po rusų krepšių ispanams nelengva. Rusai pataikė 10 dvitaškių iš 18 ir tai yra tas toks balansas, kuris neleidžia ispanams kol kas atitrūkti. 7 taškų persvarą turi Ispanijos rinktinė, tačiau to dviženklio pranašumo, kurį vienu metu buvo įgiję Ispanijos žaidėjai, jiems susigrąžinti jau kuris laikas nepavyksta. 12 taškų skirtumas buvo didžiausias šios dienos rungtynėse, rusai nė karto nepirmavo, tačiau jie kovoja iš visų jėgų ir pasiaukojimai šios dienos rungtynėse. Aišku, tai yra finalas ir kur jau kur, bet finale reikia atiduoti visas jėgas. Ginčas reiškintis, jog kamuolys atitenka Rusijos rinktinei. Kova dėl atšokusių kamuolių. 20-18 vis dar ispanų naudai. Tačiau vienu metu tas pranašumas buvo kur kas didesnis ir akivaizdesnis. Netrukus prasidės paskutinioji antrojo ketvirčio minutė. Antonas Kontrašovas prieš Aleksą Mumbrų. Gazolis irgi atskubėjo pagalbą, tačiau čia ta pati situacija, kuri vakar iškildavo ir Lietuvos komandai. 2 tikslus perdavimai ir Aleksejus Savrasenka pelno 2 taškus iš po krepšio. 29-34. Serkis Rodrygesas. Ir čia Rudy Fernandesas prieš Antoną Kontrašovą. Serkio Rodrygeso metimas iš 3 taškų zonos ir vėl nepataiko Serkis Rodrygesas, o Aleksas Mumbrų dabar metė kamuolį, norėdamas pataikyti Viktorą Krepą, tačiau buvo šalia ir Pau Gasolis. Dar kartą tas epizodas. Taip, nuo Viktoro Krepos kamuolys paliko aikštę. Viskas teisingai ir ispanai gali laikyti kamuolį beveik iki pabaigos. Rusams palikdami porą sekundžių. Serkis Rodrygesas niekur neskuba, Gazolis stato užtvarą, Aleksas Mumbrų. Nėra pražangos, galima žaisti toliau. Ir čia dabar pražanga Ispanijos komandai ir tai yra jau 6. komandinė pražanga. Tai reiškia, jog 2 baudos metimus meta Rusijos krepšininkai, taigi šansas dar labiau sumažinti tą skirtumą, kuris ir taip nėra toks didelis, kaip kad daug kas tikėjosi. Na, iš tikrųjų labai sunku žmonėms pervertinti komandas ir jų pajėgumus ir pradėti vertinti tas ekipas, kurios gerai žaidė, o ne tas, kurios buvo favoritinis prieš šį Europos krepšinio čempionatą. Prancūzai, kuriems buvo garantuota beveik ir prognozuojama vieta ant podiumo ir kurie net negalvoja apie nieką kitą, nedalyvaus net atrankinėme etape į olimpiadą ir kitą vasarą turės laisvą. Graikai vos išsikapstė į pusfinalį, išsigelbėdami, stebuklingai išsigelbėdami rungtynėse su Slovenija, nors jiems visi prognozavo vietą finale. Finale žaidžia Rusija ir visi prieš finalą šiandien vėl kalbėjo, jog jokios kovos nebus, o ji kol kas yra. Minutės pertraukėlė. Už pergalę! Mus vienija krepšinis ir pergalės. Patirk daugiau, nei esi įpratęs. Su nauju Omnitel pasiūlymu net po 100 nemokamų pokalbių minučių, SMS-ų, vaizdo skambučių ir megabaitų kiekvienam. Be jokių ilgalaikių sutarčių tik už 19 litų per mėnesį. Omnitel. Pergalių troškimas veda mus į priekį. Pirmin DNB Nord bankas. Deep Relief gelis. Pergalė prieš skausmą. Įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta. Krepšinį pristato Omnitel. Na štai taip, dabar įsismagino Rusijos komandos sirgaliai, kurios palaiko ir Graikijos krepšinio sirgaliai ir bando dabar nustelbti įsisiautėjusius rusus ir graikus, visi ispanų fanai.
15,5 tūkstančių telpa šioje arenoje, tačiau žiūrovams palikta apie 12 tūkstančių, kadangi kitas skaičius atitenka žurnalistams, techniniams darbuotojams ir garbės svečiams. Tačiau aišku, kad iš tų 12 tūkstančių, maždaug apie 10 turėtų būti ispanų, kurie kol kas neturi labai didelio pagrindo džiaugtis. Jie pirmauja, tačiau tik tai 3 taškais. 34-31 po 2 kėlinių didžiajame finale. Technikos būna įvairios. Krepšinio ir buities.